Šiandien diena Šakių krašte. Jaunimo darbuotojai mano buvo klientai. Šauniai buvom. Mes skaityti ir grąžinti atgal. Šiandien Šakius atkeliavau. Vėl turėsiu progos susitikti tam čia vietoj tik kita tauta. Kalbėjom apie psichologinį atsparumą. Tema, kurį, kai realybė trenkia, kartais atrodo juokinga. Tasme, ką bedarytum, atrodo, tu nieko šitam gyvenime neįspręsi. Ir ką tu padarysi su valdžia, su valdybe, su klientais, su žmonėm, su savim. Ypač kai bandai ir nepasiseka. Bet paskui supranti, kad su laiku kai kurios dalykus tu net nesprendi. Žmonių nekeiti. Kai kur tu sumažini savo lūkesčius. Nebandai išspręsti, bandai bent kažkiek paspręs padėti. Kai kurių problemų net nelieti, jos savaime dingsta. Bet galiausiai tu suteiki savo kažkokią tai tokią pozityvios vilties, kad tarkime po metų 5-7 tu jau nebegyvensi taip, kaip tu gyvenai anksčiau. Štai kas yra psichologinis atsparumas. Tai yra gebėjimas atsikelt tada, kai gyvenimas pargriauna, arba žinojimas, kad kai dabar yra sunku, tu paskui įsitiesi. Tu dabar esi kol kas tik susilenkęs. O štai kas su socialiniais darbuotojais mes aptarinėjom, kaip išmokti tiek savo, tiek klientams būti turbulencinės zonas ir žydėti, kai galima įsitiesti. Iki Šakių.